Taigi, labą dieną visiems. Nors nežinia, ar čia labą, ar čia diena. Oras tai geras turėtų būti, nusimato. Ką norėjau pasakyti. Tik prasidėjus susijungimui tų politinių jėgų, visuomenininkų, tik prasidėjus pačiam idėjos įgyvendinimui iš karto pasipila, prasme, ir kritika kaip čia dabar pasakyti, viešoje erdvėje, kritika prasideda ir iš karto prasideda vieni nesijungs, kiti nesijungs, tas nesijungs. Tai dabar klausimas toksai stovėtų. Jeigu nesijungiam, tai kodėl nesijungiam? Kas tos išvardintos vertybės, valstybė, šeima ir tauta, jos ne vertybės tiems, kurie nesijungia? Ar jie savo nesijungimu nori padaryti, palengvinti kelią į valdžią konservatoriams, išskaidydami balsus? Juk iš esmės tiek Žemaitaitis, tiek Karbauskis, tiek Darbo partija, tiek Vėgėlė, Vaitkus, Puidokas, Mindaugas, kas trukdo jungtis dabar į šitą koaliciją? Vertybės netinka. Tai jeigu tai yra ne vertybės, tai tada galima tai ir pasakyti visiems žmonėms, kad šeima, valstybė ir tauta mums nėra vertybės, dėl to mes nesijungsime į šitą koaliciją. Nes vėlgi, žiūrėkit, kaip paprasta viskas yra. Jeigu yra 3 jėgos, kurios per rinkimus bus kandidatuos į Seimą, tai yra konservatoriai, socdemai ir šitie visi mažiukai apsijungia. 3 jėgos, 3 grupės rinkėjų. Konservatoriai turi savo, socdemai turi savo. Klausimas, ką pavyktų suburti mums. Jeigu visus šitus mažiukus, mažesnius, sakykime, pavienius sujungus į vieną po vienu skėčiu, garantuotai gali būti, kad šita jėga ir laimėtų rinkimus. Aišku, patektų ir socdemų, patektų ir konservatorių, tai čia neišvengiama, bet vėlgi didžioji dauguma greičiausiai būtų šitos naujos jėgos. Todėl jinai niekaip nesusibūrė, nes tas nesijungsiu, aš nesijungsiu, Žemaitaitis vienas galvoja paimti Seimą. Dar pasakysiu vieną tokį dalyką. Jeigu Žemaitaitis taip vertina savo jėgas, gal ir tiesos yra tame, aš nežinau. Ar ten Puidokas, sakykime, Mindaugas, ar Karbauskis. Tai aš, žinokit, neatmesčiau, kad tos jėgos arba realiai jau yra rezervuotos joms vietos Seime pagal išankstinį susitarimą, arba ryškiai pervertinama. Tai bet tą parodė jau ir prezidento rinkimai, tą parodė ir Europarlamento rinkimai, kad geriau nedavertinti savo jėgų, negu jas pervertinti. Tai dabar štai kur tas kvietimas jungtis, jisai kodėl jis atmetamas yra. Juk mes nekalbam apie kažkokius kitokius ten klausimus, kalbam tik apie šitos 3 klausimus. Kalbam apie valstybę, šeimą ir tautą. Ir tai visus vienyje, visus. Nebent pasakys išėjęs Žemaitaitis, kad valstybė, šeima ir tauta jam nevertybė. Okay? Visi supras. Bet manau, kad vertybė, nes aš nepažįstu nė vieną žmogaus, kuriam tai būtų nevertybė. Nekalbant apie LGBT. Tai čia jau atskira tema, jiems vertybės iš galo įkišamos yra. Tik tai tos yra. Taigi, dar vienas toksai pastebėjimas, kad ko valdžia esamoji konservatorių ar socdemų, bet kuriuo atveju jie keičiasi kas 10 metų praktiškai pasikeičia kardinaliai. Jeigu socdemai ar ten vieni kiti jos palaikantis 10 metų, tai po 10 metų konservatoriai ir vieni ir kiti jos palaikantis. Ir tie patys socdemai palaiko konservatorius ir tie patys konservatoriai palaiko socdemus. Nėra tos kitos jėgos, čia tik iliuzija, tik šou žmonėms apkvailinti, taip gal pasakysiu. Taigi, kaip dabar čia, jeigu šitoje valdžioje, Seime, jau 30 daugiau metų sėdi tie patys žmonės. Juos pakeisti nėra problemų. Atrodo, kad nėra problemų. Bet
Kada jie sėdi, jie yra susidirbę, taip gal pasakykim, kiekvienas yra prisidirbęs ir kiekvienas turi virvutę, už kurios patempus jį galima kaip tą lėlę teatro juo manipuliuoti. Dabar žiūrėkit, tie, kad jie realiai valdo, jie, ta prasme, daro, ką nori, nes politikai praktiškai visi yra paveikiami. Ir, ta prasme, ypač iš tų senų. Ateina naujas žmogus, jo niekas neturi per kur paveikti, tada jį reikia apipilti šiukšlėmis, suės. Tai mes turim tokių pavyzdžių, kai tai buvo. Tai Paksą prisiminkit. Ilgai jis ten pariekavo. Na ir viskas, ir patrauk. Kęstutis Pūkas. Aš nežinau, jis blogas, geras, nevertinu, bet kaip greitai jį iš ten eliminavo. Taigi, bet kame yra esmė. Tenais gali būti tik tai tie, kurie yra valdomi. Jeigu kontroliuojami. Jeigu jie nėra kontroliuojami, nėra valdomi ir nėra jų kaip jais manipuliuoti, tai jie ten negali patekti. Tada, bet štai kur būrėsi jėga, nenauja ir kas prasideda? Prasideda toksai dalykas, kaip tos jėgos iš karto menkinimas. Kad jinai netaptų tokia, kuri būtų pajėgi prieš tarauti arba atsverti konservatorių turimą jėgą ir eliminuoti tos senus politikus iš valdžios ir ten leisti naujų vėjų. Tai būtų kaip ir niekada negali žinoti, nepabandęs geriau ar blogiau, nieks nežino, visi tikimės, kad geriau. Nors aišku, žiūrėkit, kaip atsitiko, pavyzdžiui, tasgi Anušauskas vaikščiojo visiems ir prisistatinėdavo Anušauskas. Tai aš iš pradžių galvoju, gal čia pavardė, bet pasirodo jisai klausimą visą laiką teikdavo. Tai ir nušovė. Politiškai bent jau, tai tikrai. O gavom vietoj Anušausko Kasčiūną. Tai ar nesigavo čia taip, kad bėgom nuo vilko, užsirovėm ant meškos? Taigi va tokie va pastebėjimai. Kitas dalykas, kad jau jeigu taip yra, mes turime visuomeninę televiziją, LRT, ne valstybinę televiziją. Kada nuomonė netokia, į tą televizijos nepateksit. Tenais yra tik tai viena nuomonė. Konservatorių. Ir dabar kokia sklaida yra? Jeigu konservatoriai turi sklaidą, tai visi kiti jos neturi paprasčiausiai. Nors visi mes mokam už tą televiziją. Tai dabar negalėtų būti televizijoje toksai dalykas, kaip kad kiekvieną dieną, kiekvienam politikui skirti po valandą laiko, tokia kaip politiko valanda. Ir kiekvienas politikas, pagal grafiką galbūt, turi tą savo laiką bendrauti su rinkėjais per visuomeninį valstybinį transliuotoją, už kurį mokame mes visi. Bet mokame mes visi, o bendrauti su žmonėmis ir pristatyti savo poziciją turi tik tai konservatoriai teisę. Tai gal jie tegul ir susimoka. Prie ko čia dabar visiems mokėtų už tą valstybinę televiziją? Tai gal ir tada pakeiskite tą pavadinimą. Ne valstybinė, bet konservatorių televizija. Ne LRT, bet KRT. Tai vat čia va būtų labai įdomus tokie dalykai. Ir iš esmės, kaip ir sakau, kvieščiau visus, kurie žiūri šitokius va video, kurie žiūri tą stebinę sisteminę žiniasklaidą, kaip čia dabar pavadinti, visuomenininkus. Nepatingėkit, parodykit, pasidalinkit su savo seneliais, močiutėm, tėvais, tegul ta prasme ir jie, nes jie tikrai patys neras YouTube'e ar Facebook'e, neieškos, jie paprasčiausiai turi tą LRT ir ten jiem plauna smegenis taip, kaip reikia, kada reikia, kiek reikia ir kokiais reikia milteliais. Paskutiniu metu man naudojami jau net nelabai brangus tie milteliai, nes jau tiek susimovimų konservatoriai apturėjo, kad jau aš net nežinau, ar ten dar aplamai galima pavadinti milteliais. Su smėliu plauna. Ačiū visiems.